Labadiena. Šiandien pakalbėsim apie cisternos sandarinimą, būtinus veiksmus tokių darbų metu, reikalinga įranga, užveržimo diržai. Jais bus tvirtinama pagalvė prie pažeistos cisternos vietos. Pagalvės apsauga. Ji yra dedama po pagalvę, tam, kad būtų išvengta pagalvės pažeidimų į aštrias briaunas. Pneumatinė aukšto slėgio oro pagalvė, reduktorius ir valdymo pultas, suslėgto oro balionas, apsauginiai kostiumai ir visa kita įranga, kuri yra reikalinga tokių incidentų metu. Labai svarbus yra darbų planavimas, aiškus pareigų pasiskirstimas. Kiekvienas puikiai privalo žinoti, už ką jis yra atsakingas. Taigi, darbo zonų suskirstimas, aiškus jų pažymėjimas mums padeda išvengti nereikalingos ugniagesių taršos. Stop juosta minimaliai 30 metrų spinduliu turėtų būti atskirta raudonoji zona. Aiškiai pažymėtas įėjimas ir išėjimas iš jos. Raudonos ir geltonos zonų riboje yra statomas švarinimo postas. Vėlgi privalo būti paskirti konkretūs ugniagesiai, kurie atliks darbą jame. Taigi, žvalgybos grandis. Pirmoji pradeda darbus, surenka pačią svarbiausią informaciją apie pažeidimo vietą, kokios įrangos reikės, visą tą informaciją perduoda gelbėjimo darbų vadovui. Sandarinimo darbus atlieka ne mažiau kaip 2 grandys. Apie jų darbus bus pakalbėta šiek tiek vėliau. Ir kas atlieka švarinimo darbus. Išsiuntus grandį į raudoną zoną, jeigu švarinimo postas dar yra nepastatytas, turim paruošti bent jau vieną švirkštą B. Reikalui esant, grandžiai grįžus iš raudonos užterštos zonos, kad galėtumėm atlikti pirminį švarinimą. Ir kas be ko turėtų būti visą laiką paruošta rezervinė grandis, tam, kad reikalui esant suteiktų pagalbą esantiems raudonoje zonoje. Taigi, pirmosios grandies darbas tvarkingai uždėti diržus, tam, kad atėjusi antra grandis galėtų užkišti oro pagalvę su apsauga ir nuleisti ją ant pažeistos vietos. Labai svarbus tarpas tarp diržų. Jis negali būti per didelis, nes jeigu jis bus didesnis negu pusė pagalvės, pučiant ją paprasčiausiai pagalvė gali išsprūsti. Taigi, labai svarbu nepalikti per didelio tarpo tarp diržų, per stipriai jų nepriveržti ir visos metalinės diržų dalys turi būti virš pažeistos vietos, kad kuo mažiau kontaktuotų su pavojingu skysčiu. Antrosios grandies darbas yra uždėti pagalvę virš pažeistos vietos po diržais, nustumti ją ant kiaurymės ir pripūsti. Taigi, taip turėtų atrodyti baigti sandarinimo darbai. Tiek diržų metalinės dalys, tiek pagalvės pripūtimo vieta turi būti virš pažeistos vietos, kad ant jų kuo mažiau patektų pavojingų medžiagų. Dažniausios klaidos - per didelis tarpas tarp diržų ir jeigu antroji grandis atėjusi uždėti pagalvės randa tokią situaciją, jiems reikia kartoti visą pirmos grandies atliktą darbą. Lendama po pažeistą cisterną. Negalima ant jos nei lipti, nei įlysti po ją. Pagalvė dedama tiesiai ant pažeistos vietos. Užveržimo diržų metalinės jungtys yra veržiamos tiesiai ant pagalvės. Vėlgi pučiant, mes ją galim pažeisti. Išsprūdusi
pagalvės apsauga. Reikėtų pagalvę sutvirtinti taip, kad to pavyktų išvengti. Ačiū už dėmesį.